atliksime socialinę apklausą ir paklausime kauniečių, ką jam reiškia jų miesto kultūriniai centrai. Kokius nors kultūrinius centrus Kaune esančius? Taip, be abejo, žinau net 4. Tai būtų Dramos teatras, Lėlių teatras, Žilinsko galerija ir muzikinis teatras. Esat kada nors lankę jį? Ne, žinokit, nesu labai kultūriškas žmogus. Tai ką, mieliau renkatės klubus? Taip, klubai, barai, draugai man labiau prie širdies. Dėl ko? Na, tiesiog taip linksmiau leisti laisvalaikį, bet to šiuolaikinėje kultūroje jaunimas yra galbūt labiau aktyvesnis ir jisai stengiasi migruoti iš įvairių vietų labiau, o tos meno galerijos galbūt nėra vietos, kur susirinktų jaunesnio amžiaus žmonės. Aišku. O ką pasiūlytumėte šiom įstaigom, kad pritraukti to jaunimo? O, žinokit, labai sunku kažką šnekėti, kai pats nieko neįsivaizduoja apie tas įstaigas ir nesi jose buvęs. Jeigu būčiau jose buvęs, tikrai galėčiau kažką pasakyti to klausimu. Kauniečių apklausą apie Kauno kultūrinius centrus ir norėtume paklausti, kokius žinote Kauno kultūrinius centrus. Tai va, Žilinsko galerija, paskui muzikinis teatras, Dramos teatras, teatras, manau. Senasis Trestas, kad dabar berods teisininkų kontora. Paskui Ąžuolyne Surikatos namai. O daugiau tai taip staigiai gal ir nepasakysiu. O kokiuose lankotės, jeigu lankotės? Iš tų visų tai einu į Dramos teatrą arba muzikinį. O ką pasiūlytumėte tom įstaigom, kad pritraukti kuo daugiau jaunimo? Daugiau reklamos ir daugiau, kad... Nes iš tikrųjų norint surasti gerą spektaklį, tai turi pats ieškotis. Nėra, kad eitum, kad kažkokią reklamą užkabintų ir sakytų, o čia man reikia. Norėtume paklausti, ar žinote, kokie yra Kaune kultūriniai centrai? Žinau pačius seniausius, tai yra muzikinis teatras ir valstybinis Dramos teatras. Yra dar senamiesty jaunimo teatras. Tai va pagrindiniai tokie, kuriuose daugiausia būna. O patinka jums tenais? Labai. Tik labai bilietai brangus. O ką pasiūlytumėte, kad pritrauktų jaunimą į tas vietas? Aš nemanau, kad galima šiaip kažką pasiūlyti, kad įtraukti jaunimą, nes, man atrodo, jaunimas dabar per daug internete įlindęs. Ir kad sudominti teatru, nebent gal kokius spektaklius daugiau jaunatviškesnius daryti. Nes repertuaras tai daugiau, sakyčiau, skirtas tokio amžiaus žmonėm kaip aš jau kam virš 40 ir panašiai. Labą dieną. Mes darome socialinį eksperimentą ir klausime apie Kauno kultūrinius centrus. Kokius juos žinote? Na tai be abejo, vienas mano mylimiausių ir nuostabiausių ir nuo pat vaikystės lankomų tai yra Kauno Dramos teatras. Po to taip pat kartais neblogų renginių vyksta Kanklėse. Štai stovime prie Romuvos. Na, iš tikrųjų, nesu labai jau tokia lankytoja didelė, bet irgi tikrai neblogų renginių vyksta. Neseniai buvo per Kauno dienas tokia meninė instaliacija įdomi padaryta. Ką mes dar galim pasakyti iš meno centrų? Žilinsko galerija, Bienalės, labai mėgstu, per visą Kauną būna kiekvieną ten vos ne rudenį. Iš tikrųjų, ką pasiūlytumėte šiem būtent kultūriniam centram daryti, kad pritrauktų jūsų amžiaus jaunimą? Mano amžiaus galbūt tokius muzikinius vakarus, bet ne tai, kad žinot, popsas ten ar tokius įvairesnės muzikos, tarkim, kai ten regis būna, ar džiazas ir panašiai. Įvairesnius gal muzikos stilius taip pajausti, atrasti, susipažinti. O jūs ką pati renkatės, mieliau, ar komercinės tokias vietas, kaip klubai ir barai? Iš tikrųjų, anksčiau tai aš tikrai būdavau labai tokia komercinė ir visą laiką eidavau Exitas, Barbara, bet dabar stengiuosi tikrai atsirinkti tos renginius, einu į tokius įdomesnius, dėmesio vertus, aišku, jau tų grandiozinių komercinių irgi nepraleidžiu.